Ar visada aišku, kad sakinys yra beasmenis? Beasmeniai sakiniai yra siejami su veiksnio nebuvimu. Reiškia, tokiuose sakiniuose nėra veiksnio. Bet kaip tokiais atvejais, kai sakinio pagrindą sudaro veiksmažodis, kuris nėra asmenuojamas, tai yra negali turėti pirmojo ir antrojo asmens formų, bet atveria poziciją veiksniui. Pavyzdžiui, veiksmažodis lyti. Kitose kalbose gamtos reiškinius perteikiantis veiksmažodžiai, tokie kaip lyti, snigti, aušti, griausti ir panašiai, yra vartojami su vadinamaisiais netikraisiais veiksniais. Pavyzdžiui, it is raining, it is snowing ir panašiai. Kaip matome, sakinio struktūroje yra netikrasis veiksnys it. Lietuvių kalboje turime vadinamuosius tautologinius veiksnius. Pavyzdžiui, lietus lyja, sniegas sninga, kurių šaknis sutampa su tariniu einančio veiksmažodžio šaknimi. Tokie veiksniai yra nebūtini, bet juos išreikšti galima. Vis dėlto patys veiksmažodžiai perteikiantys gamtos reiškinius yra neasmenuojami. Ir nepaisant to, kad jie atveria poziciją veiksniui, tokie veiksmažodžiai yra laikomi beasmeniais, o sakiniai, kurių pagrindą jie sudaro, irgi yra laikomi beasmeniais sakiniais.